Sveiki gyvi, gerbiami žiūrovai, brangus draugai, ir tame tarpe ne visai draugai. Norėčiau trumpai pareplikuoti dar vieną mūsų taip vadinamos žmonių partijos vyriausybės visai Lietuvai ruošiamą dovanėlį. Tai yra dabar Seime svarstoma nekilnojamo turto mokesčio projektą. Kaip galbūt girdėjot, o jeigu negirdėjot, tai girdėsite dabar, šio projekto esmė yra padaryti taip, kad kone kiekvienas mūsų šalies gyventojas turėtų mokėti mokestį už savo asmeninį būstą. Ar tai būtų didelis ir ištaigingas namas, ar tai būtų paprastas butukas, ar net, taip sakant, bakūžė samanota kažkur vidury kaimo. Prastūmus šį įstatymą visi bus priversti mokėti. Toji apmokestinimo tvarka skirsis pagal savivaldybę, aukščiau kartelė bus keliama Vilniui, kur brangiau, žemiau ji bus keliama provincijai, kur pigiau. Po pasiekoje, tarp kitko, gali gautis, kad senukas koks gyvenantis kokioj naujoj akmenėj galbūt turės mokėti didesnį mokestį šiam įstatymui praėjus už savo 2 kambarių butą, negu koks ministerinis biurokratas sėdintis Vilniuje. Norintiems detaliau susipažinti su siūloma nauja apmokestinimo tvarka, rekomenduočiau pasiskaityti Lietuvos buhalterių asociacijos paskelbtą tokį tekstų.